Leidykla Kronta išleido Vilties Garunkštytės Butvydienės poezijos rinkinį Vilties kelionė. Kryme gimusi knygos autorė augo Kaune kaip viena iš 3 bankininko dukterų. Įsigijusi vidurinės mokyklos mokytojos profesiją, ji ištekėjo už kavalerijos karininko. Lietuvą okupavus rusams 1944 metais pasitraukė į Vokietiją, o 1949 emigravo į Jungtines Amerikos valstijas. Mamos knygą Lietuvoje pristatė autorės dukra Krista Butvydas Bart, naujausia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos paskirta garbės konsulė Jungtinėms Amerikos valstijoms, kuri teigia, jog eilėraščiai motinai pirmiausia padėjo iškęsti kančią ir atgaivinti sielą. Čia ji galėjo, visų gyvenimo sunkumus įsilieti ant popierių. Ir mes žinom, kad jos poezija, ji nėra vienintelė, kur ir Lietuvoje buvo sunku, ir tremtiniam Amerikoje, ir Sibire, ir visur pasaulyje. Čia yra simbolis. Per šitus eilėraščius tai čia atspindi visų žmonių gyvenimai. Poezijos rinkinį Vilties kelionė Krista Butvydas Bart įteikė Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Arūnui Gelūnui bei švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui, tokiu būdu pažymėdama Jungtinių Amerikos valstijų labdaros fondo The Audrey and Martin Grass Foundation akcijos pradžią. Kiekvienai mokykloj Lietuvoje ir gimnazijom ir universitetam, bibliotekoj, tai kiekviena iš tų gaus dovaną, paskirtą knygą, ir mes irgi pardavinėjom per vagą. Ir visus knygos, kur bus parduotos čia, tai visas pelnas bus padovanotas vėl grįž į Lietuvos labdarą. Kaip šį poezijos rinkinį vertina leidyklos Kronta direktorė Jolanta Rimšienė, kokiai skaitytojų auditorijai skiriama Vilties kelionė. Kas yra nuostabu, tai kad ta knyga yra ne tik suasmeninta, bet yra aktuali ir žmonėm, kurie susidūrė su išvykimu iš Lietuvos, žmonės, kurie turi artimųjų anapus Atlanto, tie, kurie patys ar buvo ištremti į Sibirą, ir labai gražiai yra perteiktas ilgesys, kuris būdingas daugeliu žmonių, ir teko girdėti labai daug gražių atsiliepimų iš žmonių, kurie dabar sugrįžę į Lietuvą ir kurie jau skaitė tos eilėraščius ir sako, kiekvienas tarsi išgyveno tą gyvenimą, kurį patyrė anapus Atlanto. Aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris gyvena čia Lietuvoje ir kuris moka, supranta lietuviškai anapus Atlanto, atras daug ką savo artimo. Tie, kurie jaunesnė karta, kuri tik tai žino iš vadovėlių, tai jiems tikrai bus labai graži pamoka ir artimiausias būdas pažinti tos žmonės, kurie gyveno tuo laikmečiu ir ką jie patyrė. Tai aš manau, kad čia yra labai plataus rato žmonėms.